Sveiki visi! Šiandien kartu atliksime trumpą, bet efektyvią viso kūno jogos rutiną, kurią galite daryti kasdien. Atsisėskite patogiai ant kulnų, užsimerkite ir tiesiog pajuskite savo kvėpavimą. Leiskite savo sąmoningai atsipalaiduoti. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Dar kartelį įkvėpkite ir lengvai iškvėpkite. Iškelkite rankas į viršų, sunerkite pirštus, pasitempkite, tarsi norėtumėte suteikti erdvės savo stuburui ir lėtai palinkite į dešinę. Su įkvėpimu grįžkite į centrą ir su iškvėpimu lėtai linkite į kairę pusę. Grįžkite į centrą, atpalaiduokite alkūnes, atverkite krūtinę, leiskite širdžiai kvėpuoti. Su įkvėpimu vėl kelkite rankas aukštyn ir lėtai nuleiskite delnus prie krūtinės į maldos poziciją. Lėtai pereikite į stalo poziciją, delnais ir keliais remkitės į kilimėlį. Švelniai pradėkite judinti klubus į šalis, į dešinę pusę ir į kairę. Čia nėra jokios skubos, tiesiog stebėkite savo kūną ir paleiskite visą susikaupusią įtampą. Judinkite klubus į dešinę ir į kairę. Dabar atsiremkite pėdų pirštais į kilimėlį. Su įkvėpimu lengvai vos per kelis centimetrus kilstelkite kelius nuo žemės. Palaikykite, pajuskite savo jėgą ir susikaupimą. Su iškvėpimu lėtai kelkite klubus aukštyn ir atgal į šuns poziciją. Nesijaudinkite, jei kojos nėra visiškai tiesios, svarbiausia, kad nugara liktų ilga ir tiesi. Čia galite švelniai paminti kojomis, pakaitomis, lenkite tai vieną, tai kitą kelią, nuleisdami kulnus žemyn. Iš šuniuko pozicijos su įkvėpimu kelkite dešinę koją aukštyn, tada su iškvėpimu kelkite svorį į priekį į lentos poziciją. Įkvėpdami vėl grįžkite atgal, tiesdami koją į viršų, iškvėpdami vėl judėkite į priekį. Įkvėpsime, kelkite dešinę koją aukštyn, su iškvėpimu ženkite žingsnį į priekį, nuleiskite galinį kelį ant kilimėlio, su įkvėpimu kelkite rankas aukštyn. Pajuskite, kaip maloniai tempiasi klubai. Dabar lėtai nuleiskite kairę ranką ant žemės, dešinį kelį tieskite, o dešinę ranką kelkite aukštyn į dangų, pasisukdami į dešinę. Grįžkite į centrą, sulenkite dešinį kelieną rankos į viršų ir su iškvėpimu taip pat suksimės į dešinę pusę. Su iškvėpimu grįžkite į centrą, sulenkite dešinį kelieną, su iškvėpimu sukitės į dešinę pusę. Dar kartelį pakartokite šitą judesį ir sukitės į dešinę pusę. Būdami pasisukę į šoną įremkite kairės pėdos pirštus į žemę, tada lėtai lenkite dešinį kelį ir su įkvėpimu kelkite rankas bei krūtinę aukštyn. Giliai įkvėpkite, o su iškvėpimu sklandžiai leiskite rankas atgal prie šonų ir leiskite krūtinę virš priekinės šlaunies. Įkvėpdami vėl grįžkite aukštyn, su iškvėpimu vėl leiskite rankomis lengvai nusileisti atgal. Įkvėpsime vėl aukštyn, o su iškvėpimu leiskite žemyn. Paskutinį kartą įkvėpdami vėl iškelkite rankas į viršų, su iškvėpimu lėtai nuleiskite delnus ant kilimėlio. Ženkite atgal į lentos poziciją ir lengvai leiskite žemyn ant pilvo. Įkvėpdami atverkite krūtinę ir pakilkite aukštyn, o su kitu iškvėpimu kelkite klubus aukštyn ir atgal į šuniuko poziciją. Dabar viską pakartosime kairiojoje pusėje. Su įkvėpimu kelkite kairę koją aukštyn, tada
Tada su iškvėpimu iškelkite svorį į priekį į lentos poziciją. Įkvėpdami vėl grįžkite atgal, tiesdami koją į viršų, iškvėpdami vėl judėkite į priekį į lentos poziciją, išlaikydami savo kūno centrą tvirtą. Dar kartelį ištieskite kairę aukštyn ir su iškvėpimu ženkite žingsnį į priekį. Švelniai nuleiskite galinį dešinį kelį ant kilimėlio, su įkvėpimu kelkite rankas aukštyn į low lunge ir pajuskite erdvę klubuose. Nuleiskite dešinę ranką ant žemės, kairį kelį tieskite, o kairę ranką kelkite aukštyn į dangų, pasisukdami į kairę. Grįžkite atgal, sulenkite kairį kelį, rankos į viršų ir vėl suksimės į kairę pusę. Grįžkite atgal į centrą, bedvirankytės į viršų ir lengvai sukitės į kairę pusę. Su iškvėpimu grįžkite atgal į centrą. Su iškvėpimu sukitės į kairę pusę. Dabar įremkite dešinės pėdos pirštus į žemę, sulenkite priekinį kairį kelį ir su įkvėpimu kelkite liemenį bei abi rankas aukštyn. Giliai įkvėpkite, o su iškvėpimu sklandžiai leiskite rankas atgal prie šonų. Įkvėpdami vėl grįžkite į viršų, o su iškvėpimu vėl leiskite rankomis lengvai nusileisti atgal. Su įkvėpimu rankas į viršų, su iškvėpimu rankos prie šonų. Dar kartelį, su įkvėpimu rankos į viršų, su iškvėpimu rankos žemyn prie šonų. Paskutinį kartą įkvėpdami iškelkite rankas į viršų, su iškvėpimu nuleiskite delnus abipus priekinės pėdos ir ženkite atgal į lentos poziciją. Su iškvėpimu leiskite žemyn ant pilvo, įkvėpdami atverkite krūtinę. Su iškvėpimu grįžkite į šuniuko žemyn žiūrinčio poziciją. Trumpam sustokite, pajuskite savo kvėpavimą ir ramybę. Iš šuniuko pozicijos lėtai nuleiskite kelius ant kilimėlio, tada patogiai atsisėskite. Dabar suglauskite pėdas kartu, leisdami keliams atsiverti į šonus, į drugelio poziciją. Pakiškite delnus po pėdomis, ištiesinkite nugarą, įkvėpkite giliai, o su iškvėpimu lėtai ir atsipalaidavę leiskite krūtinę žemyn. Tiesiog leiskite kūnai atsikvėpti ir pajuskite malonų tempimą klubuose. Dabar lėtai atsikelkite ir atsargiai atsigulkite ant nugaros. Pėdas pasidėkite ant kilimėlio, kelius sulenkite, o rankas atpalaiduokite šalia savęs. Šis judesys bus tarsi banga. Su įkvėpimu lėtai kelkite klubus aukštyn ir tuo pačiu metu kelkite rankas virš galvos, priklausdami jas prie žemės už savęs. Su iškvėpimu minkštai nuleiskite klubus atgal ant kilimėlio, o rankas grąžinkite šalia kūno. Pakartokite tai dar keletą kartų savo tempu. Įkvepiant tarsi kylate į viršų, iškvepiant grįžtate į žemę ir visiškai atsipalaiduojate. Dar kartelį pakelkite klubus į viršų ir nuleiskite žemyn. Ir šiandien užbaigsime mūsų praktiką mūsų paskutinėje pozicijoje šavasanoj. Dabar tiesiog ištieskite kojas, atpalaiduokite rankas ir leiskite kūnui atsipalaiduoti. Tai laikas, kai jūsų kūnas ir protas integruoja viską, ką šiandien nuveikėte. Čia nėra jokių tikslų, jokių minčių, tik jūsų kvėpavimas ir ramybė. Ir likite čia tiek ilgai, kiek jaučiate, kad jums reikia.
Ačiū, kad praktikavote kartu. Tai labai svarbu. Ir iki kito karto.